Nu ką, ultraliberalai, Hitleris laimėjo rinkimus. Tikras Hitleris, jūs įsivaizduojate. Taigi visa žiniasklaida sakė, kad jisai... Pati Kamala sakė, kad jisai Hitleris. Man atrodo, tas pats Bidenas jį vadino Hitleriu ir ne kartą, ne? Jisai nugalėjo, jūs įsivaizduokit, fašistas, nacistas Hitleris laimėjo rinkimus ir kas dabar bus Amerikoje. Bet palaukit. Sekančią dieną po rinkimų, kai Trumpas nugalėjo, Kamala Harris daro preskonferenciją ir sako, mes dabar susikoncentravę tai, kad taikiai ir saugiai perduoti valdžią Donaldui Trumpui. Dar kartą. Mes dabar susikoncentravę taip, kad taikiai ir saugiai perduoti valdžią Donaldui Trumpui. Prieš savaitę jinai sakė, kad jisai Hitleris, nacis, fašistas. Tu nori fašistui, nacijui, Hitleriui perduoti saugiai valdžią? Tai arba jisai yra ne Hitleris, arba kažkaip jūs su tuo Hitleriu dabar draugaujat ir taikiai, gražiai, saugiai perduosit jam valdžią. Tai kuris variantas, sakykit? Liberalai, žiūrit mano vidosikus? Turbūt, kad nežiūrit. Normaliems žmonėms tada užduodu klausimą. Bičiuli, kaip jūs galvojate? Ar Trumpas yra Hitleris, nacis ir fašistas? Ar visgi Kamala sumelavo? Ir Bidenas sumelavo? Ir visa medija sumelavo? Kai tiesiog tą žodžio prasme jį vadino Hitleriu. Hitleriu. Žurnalų viršeliai buvo daromi taip, kur jisai buvo vaizduojamas kaip Hitleris. Žmogus, kuris prieš tai buvo 4 metus valdžioj. Ir pasaulyje buvo taika. ISIS pasibaigė. Nekariavo Ukrainoj rusai. Izraelis ir su Palestina nekariavo, kai buvo Trumpas. Bet kai išrinko Josefą, prasidėjo minimum 2 karai. Kaip jums toks Hitleris? Donaldas Trumpas yra Hitleris, bet mes jam perduosim saugiai ir taikiai valdžią. Nesiriša. Bičiuliai, pamenat, aš jums dar prieš gerą pusmetį sakiau, neturi šansų laimėti niekas kitas prieš Trumpą čia. Aš jums sakiau prieš kelias savaitės. Aš savo draugams lietuviams sakiau, jie manęs klausė, kaip tenais, nejaugi tai tiesa, kad šansai yra 50-50, kad nugalės Kamala ar Trumpas. Aš sakau, iš kur jūs tai traukiat? Iš žiniasklaidos. Sakau, tai yra neįmanoma. Ne. Žiniasklaida Lietuvoje rašo 50-50, čia žmonės rašo 50. Žmonės Lietuvoje žiūri komentarus ir rašo, Kamala turi labai didelius šansus laimėti 50-50, labai bus artima kova. Jūs, jeigu ten Lietuvoje sėdit ir tik tai skaitot žiniasklaidą, arba žiūrit YouTube vidosikus, arba Instagramą, tai jūs negalvokit, kad jūs kažką suprantate apie Ameriką. Čia kaip minėjau, reikėtų čia gyventi, kad maždaug susivokti, kas vyksta. Suprantat, čia reikia paieškoti žmonių, kurie pasakys, kad aš vis dar esu už Bideną arba už Kamalą. Aš esu padaręs 70 podcastų su įvairaus plauko svečiais. Ir aš girdžiu, ką žmonės sako. Mes su jais diskutuojam. Aš girdžiu, ką sako žmonės gatvėje, parduotuvėse, kitur, komplekse pas mus čia, sporto salėse, parkuose, prie vandenynų ir taip toliau. Aš jums sakiau, kad tai yra neįmanoma. Trumpas negali pralaimėti. Šiais metais jisai negalėjo pralaimėti. Ir aš jums sakiau, kad jeigu bus sąžiningi rinkimai, jisai nugalės. Ir jisai nugalėjo netgi 86 balsų skirtumų. Tai angliškai vadinasi landslide. Trumpai papasakosiu, bičiuliai, Zėsonai ir tęsiasi, kad nepagalėkit laiko, informuoju jūs, nežinau, iš kur sužinosit tokios informacijos, galbūt žinot jau, bet visiems uždėkit laiką, parašykit komentarą, pasakoju, kaip vyksta rinkimai JAV. JAV nėra demokratija. Ačiū Dievui. Kodėl? JAV yra konstitucinė respublika. Skirtumas tarp demokratijos ir respublikos yra tame, kad respublikoje žmonės balsuoja iš visos šalies ir kiekvieno iš jų balsas skaičiuojasi. Kiekvieno jų nuomonė yra svarbi. Demokratija, tai reiškia 51% nukvakusių gali nuspręsti, kaip gyvens likę 49% su jais nesutinkančių žmonių. Pavyzdžiui, paimkim Ameriką. Los Angeles, Kalifornija, superliberali valstija, superliberalus miestas. Gyvena Kalifornijoje 50 milijonų, ne? 50 milijonų. New Yorkas superliberalus, superdemokratinis, pačioj valstijoje irgi taip pat, sakykime, gyvena, pavyzdžiui, 30 milijonų. Ne? Paimkim dar Vašingtono valstija čia su Sietlu, paimkim Vašingtono DC, ten kur yra sostinė, paimkime
kokį Koloradą, paimkime dar gerą Pensilvaniją, kur prieš tai buvo labai mėlynoji valstija ir taip toliau. Sudėsim šitos visus balsus, kadangi tenais daug mėlynųjų, sakykime, demokratų, reiškia, jie pagal skaičių galėjo nulemti, ne konstitucinė respublika, bet demokratija, jie galėtų nulemti, kaip gyvens visa likusi Amerika. Los Andželas, Kalifornija, New Yorkas, New Yorko valstija, miestas ir taip toliau, plus New Jersey, plus Pensilvanija, plus Koloradas, Vašingtono valstija, Oregono valstija ir taip toliau, galėtų nulemti, kaip žmonės, Ilinojus su Čikaga, didžiuliai miestai, milijonai gyventojų, Detroitas, Mičiganas, ne? Jie galėtų nulemti, kaip gyvens žmonės Arkanzase, Aliaskoj, Montanoj, Vajomingė, Viskonsine, Floridoj, Teksase, Luizianoj, Karolinoj, vienu ar kitoj, Virdžinijoje, vienu ar kitoj. Suprantat? JAV yra konstitucinė respublika. Tai reiškia, čia skaičiuojamas nepopuliarus balsas, popular vote, tai reiškia, pavyzdžiui, 100 milijonų balsavo, kiek prabalsavo? 51 milijonus prabalsavo už Kamalą, pavyzdžiui, Kamala laimėjo, ne? Ne, čia skaičiuojami yra balsai, elektorato balsai. Kiekviena valstija atitinkamai nuo savo dydžio ir populiacijos turi atitinkamą taškų skaičių. Iš viso yra 538 delegacijų elektorato taškų. Pavyzdžiui, Teksasas, didelė valstija, turi 40 taškų. Jeigu Teksase prabalsuoja nors vienu žmogum daugiau už Kamalą, reiškia, Teksasas atiduoda visus 40 taškų Kamalai arba Trumpai, nesvarbu. Kalifornija, jeigu aš neklystu, turi 53 taškus, didžiausia kiekį visoje valstybėje. Jeigu Kalifornijai nubalsuoja nors vienu balsu daugiau už Kamalą, visi 53 taškai keliauja į sąrašą, į delegaciją. Tai reiškia, kiekviena valstija iš 50 valstijų turi savo atstovus. Ir vien Kalifornija kartu sudėjus su Ilinojaus valstija ir su New Yorko valstija negali nuspręsti, kaip gyvens visa Amerika. Neskaičiuojasi ir Arkanzasas, ir Montana, Vajomingas, Florida, Teksasas, Arizona ir visos kitos valstijos, Aliaska. Ir kiekviena valstija turi atitinkamą taškų skaičių. Jeigu būtų tiesiog skaičiuojamas populiarus balsas, būtų tironija. Galėtų kiekvienas tironas įkalbėti 51% labai didelių miestų arba valstijų, kur gyvena labai daug žmonių, kur pastoviai palaiko, pavyzdžiui, kaip Kalifornija, ir 40 metų palaiko tik tai demokratus, arba New Yorkas tik tai demokratus, įtikina šitas dvi valstijas ir jau turi beveik 50% savo balsų, ne? Būtų neteisinga kitų valstijų atžvilgių. Nes, pavyzdžiui, Arkanzase gyvena vos keli milijonai. Arba kokioje nors Montanoj, ten iš vis laukai, Montana, tai yra Yellowstone parkas. Kalnai, bizonai, ten mažai gyventojų. Bet už juos galėtų tą nuspręsti kiti, nes jų tenai, sakykime, 300 000 balsų nieko nelemtų, nes iš viso balsuoja ten, pavyzdžiui, 150 milijonų. Todėl JAV yra ne demokratija, bet konstitucinė respublika. Žmonės, kurie parašė JAV konstituciją prieš beveik 250 metų, parašė šedevrą. Jeigu juo vadovautis, Amerika klestės. Bet jeigu nuo 2020 metų bus pjaunama vėl į konstituciją, ypatingai su žodžio laisvė, Amerikai bus blogai. Žmonės, kurie rašė, the founding fathers, kurie rašė JAV konstituciją, buvo genijai. Jie suprato, kad kadaise į JAV ateis tironas galimas. Todėl jie pasakė, yra pirmoji pataisa, žodžio laisvė. Jeigu jums nepatinka šitas žmogus, jūs galite sakyti, man nepatinka tavo politika, man nepatinka tavo požiūrį, mes nenorim taip gyventi kaip tu. Bet jie žinojo, kad žodžio laisvę galima atimti, galima cenzuruoti. Kas vyksta dabar? Jokios žodžio laisvės. Ačiū Dievui, Ilonas Maskas nupirko Twitterį, tai bent jau tenais galima pasisakyti. Ne? Mano beje video paskutinį lietuvių kalbą užblokavo. Kaip aš atradau Dievą, video užblokavo. Man straiką įkniso YouTube'as. Už ką? Už tai, kad tenais pavadinau vienus žmonės psichiškai nesveikais. Ir negaliu pasakyti už ką šiame video, nes mane vėl užblokuos ir gausiu dar vieną straiką. Žodžio laisvės nėra. Aš sukūriau programą vyrams. Ja sudaro 24 video saviugdos tema. Pavyzdžiui, finansai, kaip bendrauti su moterimis, kaip valdyti savo emocijas, kaip daryti prezentacijas, kaip daryti pardavimus,
kaip elgtis, kaip reaguoti, ką daryti, kaip kurti santykius, kaip draugauti, kaip spręsti problemas, kaip spręsti konfliktus. 24 video tokiom temom. Taip pat tai yra 10 video mitybos klausimais. Ką valgyti, kaip valgyti, kaip priaugti raumenų, kaip numesti svorio, kaip tapti stipresniu, kaip sportuoti ir taip toliau. Kas yra kofeinas, kokie yra energetikai, koks kofeinas yra geresnis, koks blogesnis ir taip toliau. Kokie yra baltymų, angliavandenių, riebalų šaltiniai, kurie yra blogesni, kurie yra geresni, ką rekomenduočiau valgyti. Ir taip pat tai yra 4 dienų sporto programa sporto salėje jėgai, tikrai vyriškai jėgai ir raumenų masiai. Aš suprantu, kad mes gyvenam labai neprognozuojamu ir nelengvu laiku. Ši programa prieš metus kainavo 200 eurų. Bet aš darau dabar akciją 85% nuolaidą visai programai. 24 video saviugdos tematika. Finansai, moteris, bendravimas, emocijos, konfliktų sprendimas, pardavimai, prezentacijos. Viskas, ko jums reikia, norint labiau pasitikėti savimi kaip vyras. 10 video sveikatingumo tematika ir 4 dienų sporto programa jėgai ir raumenims. Visa tai vietoj 200 eurų vos 29 eurai. Net 85% nuolaida. Tai yra mano dovana jums, vyrai. Taip pat taikau 100% pinigų grąžinimo garantiją. Aš esu įsitikinęs, kad jums kursas patiks. Bet jeigu visgi nusipirkus kursą, jį visą peržiūrėjus, jūs sakot, man nepatinka, jūs turite 30 dienų nuo pirkimo datos parašyti man ir aš jums gražinsiu 100% jūsų sumokėtų pinigų. Prieš metus kaina buvo 200 eurų, dabar yra taikoma 85% nuolaida ir ši programa, visas šitas paketas, pasitikėjimo savimi vadovas, programa vyrams kainuoja vos 29 eurus. Užsukite jau dabar į www.selfmade.lt ir įsigykite pasitikėjimo savimi vadovą programą vyrams. Pažadu, kad jūs nepasigailėsit, nes šią programą kūriau iš visos širdies su dideliu noru padėti kiekvienam lietuviškai kalbančiam vyrui. Aš jūsų labai laukiu. Pažadu, nepasigailėsit. Tie žmonės, kurie rašė JAV konstituciją, suprato, kad pirmoji pataisa – žodžio laisvė, kad kovoti su tironais. Jeigu atims pirmąją pataisą, bičiuliai, mes jumis pasirūpinsim, turėkite antrąją pataisą. Antroji pataisa mums sako, ką? Jūs turite teisę į ginklą. Savigynai. Yra minima, kad jeigu šalis, jeigu valdžia bus tironiška, jūs turite pirmą ir antrą pataisą. Pirmąją pataisą gina antroji pataisa. Jūs mums uždrausit kažką sakyti ir antroji pataisa. Turite teisę apsiginti. Jeigu valdžia ateis tironas, jūs turite ginklus. JAV gyvena beveik 350 milijonų gyventojų. Maždaug, plius minus. Joje yra daugiau ginklų negu gyventojų. Jūs įsivaizduojat, ant kiek yra daug ginklų šioje šalyje. Kodėl? Nes jeigu nebūtų ginklų, būtų Didžioji Britanija 2.0, kur realiai, vėl sąmokslo teorijos, realiai žmonės šiais metais sodinami į kalėjimą už postus Facebook'e arba komentarus Facebook'e, kur sako, kad aš nenoriu, kad nelegalai gadintų mano visuomenę. Aš esu Britas, Anglas. 100 metų mano protėviai gyveno Anglijoje, Didžiojoje Britanijoje, o dabar atvykėliai, nelegaliai atvykę žmonės prievartauja mano moteris, mano tautybės atstovės, Anglės, Britės, Škotės, Airės ir taip toliau. Man tas nepatinka ir juos už tai sodina į kalėjimą, nes tai yra neapykantos kurstymas. JAV to niekada nebus, kol yra pirmoji ir antroji pataisa. Jeigu pradėtų JAV sodinti į kalėjimą už komentarus arba už postus Facebook'e, patikėkit, žmonės sukiltų. Ir valdžia tai puikiai žino, nes to daryti negalima. Jeigu ne ginklai, jeigu ne pirmoji ir antroji pataisa JAV konstitucijoje, tai Amerika pataptų Didžiąją Britaniją, Angliją. Bičiuli, kas gyvenat Anglijoje? Jūs nieko panašaus nėra, jokių tenais nėra radikalių musulmonų. Aš video rodo, tai netiesa, aš nieko nematau. Nu tai iškiškit galvą iš savo mažojo arba didelio būto ir namo ir pasižiūrėkit, kas vyksta. Jeigu jūsų maršrutų, kai jūs keliaujat į darbą, į mokyklą, į parduotuvę ir į kino teatrą, niekas nevyksta, tai nereiškia, kad Britanijoje niekas nevyksta. Pasiskaitykit žinias ir rekomenduoju jas skaityti ne iš
parsidavusių žiniasklaidų, o iš tokių tinklapių kaip Twitter, kur žmonės yra iš tikrųjų įtakingi žurnalistai, dalinasi savo įžvalgom, yra įprasti žmonės, tai vadinami civiliai žurnalistai, kurie tiesiog dalinasi video, kur jie filmuoja, kas vyksta. Kokias pareigas yra užėmę dabar radikalūs musulmonai Didžiojoje Britanijoje, kaip jie savo inauguraciją atjojo arkliais ir bando padaryti iš Didžiosios Britanijos Islamabadą. Jeigu jūs to nematot savo akimis, tai nereiškia, kad to dar nevyksta. Pirmoji, antroji pataisa ir išvis visa JAV konstitucija yra šedevras, sukurtas prieš 250 metų. Bičiuliai, aš jums sakiau, Trumpas laimės. Netikėkit, ką sako žiniasklaida. Netikėkit, ką sako žiniasklaida. Beje, kokie? Apie populiarų balsavimą. 2016 metais daugiau balsų surinko Hillary Clinton, bet laimėjo rinkimus Donaldas Trumpas. Kodėl? Nes Hillary laimėjo visas valstijas, kuriuose gyvena daugiau žmonių. Kalifornija, Vašingtono valstija, Oregono valstija, New Yorkas, Pensilvanija, Ilinojus, Šiaurės Karolina ir taip toliau. Ir be abejo, jinai surinko daugiau balsų, žmonių balsų. Bet elektoratas, delegatai, daugiau taškų atidavė už Trumpą. Nes didžioji dalis valstijų prabalsavo už Trumpą ir jisai tapo prezidentu. Beje, įdomus skaičius. 20 metais už Bideną prabalsavo, jeigu aš neklystu, 81 milijonas žmonių. 81 milijonas. Šiemet už Kamalą prabalsavo 15 milijonų mažiau žmonių. Klausimas jums, kur tie 15 milijonų žmonių? Jie dabar nuo Bideno persikraustė pas Trumpą. Ne, Trumpas nesurinko 80 milijonų balsų. Jisai nesurinko, jeigu aš neklystu, 70 milijonų balsų. Tai tiesiog neėjo balsuoti už Kamalą, nors balsavo už Bideną. Ne, taigi čia jo paties administracija. Kamala yra viceprezidentė pas Bideną. Tie patys žmonės, ta pati politika, nieks nesikeis. Kur 15 milijonų balsų? Klausimas jums. Beje, prieš tai 2016 metais irgi nebuvo net 70 milijonų balsų už Hillary. Prieš tai irgi nebuvo 70 milijonų balsų už Obamą. Dar prieš tai pirmą kadenciją už Obamą irgi nebalsavo net 70 milijonų žmonių. Bet 20 metais virš 80 milijonų prabalsavo už Josephą Bideną. Kur tie 15 milijonų buvo 2016 metais ir kur jie dabar taip pat yra 2024 metais? Kur tie 15 milijonų balsų? Lauksiu jūsų spėlionių komentaruose. Jokių sąmokslo teorijų? Klausimas. Trumpas prezidentas. Beje, Hitleris seksistas taip pat. Toks didžiulis seksistas, kad jisai pirmas JAV istorijoje pasamdė moterį būti jo chief of staff. Tai reiškia, visų darbuotojų, sakykime, kas priminėja į darbą ir taip toliau, vadovė. Nuostabi moteris, kuri užėmė pirmoji moteris JAV istorijoje užimanti šitas pareigas. Jis antiek yra seksistas, misoginis, tai yra moterų nekentėjęs, nekenčia moterų. Trumpas, ane? Kad į vieną geriausių pozicijų, svarbiausių, įtakingiausių pozicijų savo administracijų, jisai parinko moterį. Pirmą moterį JAV istorijoje šiai pozicijai. Seksistas. Aš daugiau pasakysiu. Žiūrėkit, būsiu vėl pranašas. Trumpas savo administracijoje turės daug moterų. Ir tos moteris bus tikros moteris. Tikros moteris. Vėl, jeigu aš pasakysiu tą žodį, supraskit patys. Bekabančių. Gal amerikiečiai nesupras. Bekabančių. Tikros moterys yra bekabančių. Trumpas pasamdys daug labai protingų, stiprių, tikrų moterų savo administracijų. Ir jos padarys, labai tikiuosi, padarys nuostabų darbą. Nuostabų darbą. Bičiuliai, nuotaikos JAV labai keistos. Respublikonai džiaugiasi, normalūs žmonės, kurie yra už šeimos vertybės, kurie tiki Dievumi, Jėzumi, Kristumi, kurie tiki tuo, kad kriminalinio pasaulio atstovai, tai reiškia, nusikaltėliai turi sėdėti kalėjime, kurie sako, kad berniukams yra ne vieta moterų persirengimo kabinose, vyrai negali dalyvauti moterų sporte, beje, ir vėl sakėt, kad aš neteisus. Taigi ta boksininkė Iman Khalif, jisai
Jinai yra moteris, ką tu sakai, Zizai, kaip tu taip gali, tu seksistas. Nu, blemba, ir vėl pasirodo, kad aš buvau teisus. Vat visai neseniai vėl pasirodė oficiali informacija, kad visgi jisai yra vyras. Nu, po galais. Tie sąmokslo teorija. Teoretikai. Jai. Vis teisūs ir teisūs, ane? Kas vyksta dabar? Respublikonai be abejo džiaugiasi. Didžioji dalis Amerikos džiaugiasi. Tikiuosi, kad karas pasibaigs ir visi tikisi, kad karas pasibaigs. Patikėkite, amerikiečiams giliai nusispjaut ant Ukrainos. Giliai nusispjaut. Labai toli jie neturi nei giminaičių, nieko to Ukrainų, jiems susispjaut. Jiems rūpi Ukraina vien dėl tuo klausimu, kad ten yra siunčiami pinigai. Virš 200 milijardų JAV dolerių buvo nusiųsta per tuos beveik jau 3 metus. Ukrainai rezultato 0. Atimamos teritorijos, žmonės žūsta. Kažkas sako, kad daugiau negu 100 000 ukrainiečių vyrų jau žuvo Ukrainoje. Tragedija. Aš labai tikiuosi, kad Trumpas sustabdys, nes jo valdymo metu nebuvo karo Palestinoje ir Izraelį, jo valdymo metu nebuvo karo Ukrainoje. Karas privalo sustoti. Tie iš jūsų, kad man sakys dabar, Zizai, tu putinistas, tu tenai, tu. Jūs tai sakot, man? Mano mama ukrainietė, mano senelis ar mano močiutė ukrainiečiai. Mano mama gimusi Ukrainoje. Mano močiutė ir senelis gimė ir užaugo Ukrainoje. Aš iki šiol turiu artimųjų Ukrainoje. Lvove, Donecke ir Kryme. Aš Ukrainoje buvau minimum 5 kartus. Aš buvau Lvove, Kijeve, Donecke ir Kryme. Jūs nors kartą buvot Ukrainoje. Tie iš jūsų, kurie sako, kad aš esu už Putiną. Jūs nors kartą buvot Ukrainoje. Jūs žinot jų kultūrą. Jūs bent jau suprantat rusų kalbą. Jūs bent jau kažką žinot apie šią šalį. Jūs turit artimųjų Ukrainoje ir ne. Ar jūs tiesiog sėdit, žiūrit lietuvišką žiniasklaidą, žiūrit tuos autoritetus savosius internete ir tikit visko, ką jie tenai sako. O aš turiu artimuosius, aš buvau Ukrainoje. Ir aš žinau jų kultūrą, nes ten gyvena mano giminaičiai ir mano mama yra ukrainietė. Reiškia, aš pusiau ukrainietis. Ir aš noriu, kad karas sustotų kuo greičiau. Tai, kas buvo padaryta Ukrainai, reikės atsistatyti 10 metų. Aš jau nekalbu apie infrastruktūrą, apie mokyklas, darželius, ligoninės, kelius ir visa kita. Aš kalbu apie demografinę pusę. Jeigu bent 100 000 ukrainiečių vyrų žuvo šitam kare, beprasmiškam kare, kurį pradėjo be abejo Putinas. Bent jeigu 100 000 mirė, o yra žmonės, kurie sako, kad daugiau negu 100 000 vyrų mirė Ukrainoje, ukrainiečių. Demografiškai tai yra tragedija. Kiek yra išardytų šeimų, šeimos, kurios gyveno savo Ukrainoje, bet dabar gyvena Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, kitose šalyse. Tai atsistatyti prireiks 10 metų. 10 metų. Tas privalo sustoti čia ir dabar. 3 metai vyksta. Žūsta žmonės. Jeigu jūs neskaičiuojat rusų kaip žmonių, tiek to. Žūsta ukrainiečiai. Kiekvieną dieną žūsta ukrainiečiai. Lygiai tas pats Izraelė. Daugiau negu metus laiko vyksta konfliktas. Tas privalo sustoti. Gana mirčių. Gana. Prieš tai nebuvo konflikto. Prieš tai ir ten nebuvo konflikto. Trumpas valdė ir tuos, ir anuos. Bijojo ir vieni, ir kiti. Ši administracija parodė mums praktiškai, mes turim track record, mes turim rezultatus. Jų nebijo. Palestina padarė, Hamas padarė, ką norėjo su Izraeliu. Spalio 7 dieną. Rusai padarė, ką norėjo su Ukraina beveik prieš 3 metus. Niekas neklauso dabartinės administracijos. Putinas neklauso Baideno. Bet Putinas yra draugelis su Trumpu, Trumpas yra... Man nusispjaut, kas su kuo draugauja. Aš noriu, kad karas pasibaigtų. Jeigu Trumpas ateis į valdžią, tai dabar į Lietuvą Putinas įsiverš. Kodėl jis turi? Kodėl jis turi įsiveršti į Lietuvą? Sakykit man. Man atrodo, 5 pataisa NATO sako, kad jeigu užpuls nors vieną NATO šalį, visos NATO šalis puls, gins užpultą šalį. Tai ko jūs bijot? Lietuva yra NATO šalis, Ukraina yra ne NATO šalis. Prieš tai, kai Trumpas buvo prie valdžios, rusai nepuolė Lietuvos, bet dabar užpuls. Jūsų įrodymai. Skaitau komentaruose. Kodėl turėtų? Ir ką jis darys su Lietuva? Jeigu jūs nesuprantat, kodėl Putinas užpuolė Ukrainos,
Bičiuliai, sveikinu, jūs skaitat lietuvišką žiniasklaidą, jūs žiūrėjot CNN. Pasižiūrėkite, kas iš tikrųjų ten vyko. Ar aš pateisinu jų ataką prieš Ukrainą? Ar aš pateisinu karą rusų prieš Ukrainą? Aišku, kad ne, jūs idiotai, jeigu jūs taip galvojat. Jeigu kažkas pateisina žmonių žudimą, ne karių žudimą, taikių žmonių žudimą, jeigu jūs tai pateisinat, jūs esat antžmogiai. Antžmogiai. Suprantat? Bet jūs privalot žinoti, dėl ko prasidėjo šitas konfliktas. Priežastis turim žinot, kad jos nepasikartot. Tas, kuris nežino istorijos, yra linkęs ją kartoti. Kartoti. Bičiuliai, kas vyksta JAV? Leftistinės moteris daro du dalykus. Visų pirma, jos sako dabar. Dėl to, kad vyrai prabalsavo, daugiau vyrų prabalsavo už Trumpą. Apie abortus irgi jau kalbėjom, pažiūrėkite video, galite nespykti, galite seilės leisti kiek norit. Mano pozicija yra, kokia yra ties abortais. Moteris sako, leftistinės moteris sako, jūs išrinko Trumpą, mes jūs vyrai boikotuojam. Dabar moteris, leftistinės moteris, boikotuoja vyrus. Kaip? Negamins valgyt, netekės už jų ir neduos vyrams sekso. Už tai, kad jų vyrai ir dauguma kitų vyrų JAV balsavo už Trumpą. Aš mielom moterim noriu pasakyti, jeigu jūs savo vyrui neduosit maisto ir sekso, jisai suras, kur pavalgyt ir kur gauti meilės. Patikėkit. Bet jos sako ne. Boikotas. Sekso boikotas. 4 metus. Kita moterų dalis skutasi galvas. Tai yra protestas prieš Donaldą Trumpą. Pasižiūrėkit Twitter'e, Instagram'e, TikTok'e. Krūvos moterų yra. Verkia, suprantat, isterija. Pas žmonės yra isterija. Rėkia, mašinų rėkia, filmuoja save. Vyrai, ten kaip vyrai ten. Testosterono tai turbūt kaip pas 10-metė, bet, tipo vyrai. Rėkia, Trumpą išrinko, negaliu patikėti. Kuo tu negali patikėti? Jisai buvo 4 metus jau valdžioj. Kas nutiko? Blogai buvo? Infliacija buvo bloga? Taika buvo bloga? Kas buvo blogai? Boikotuoja. Tai moteris skutasi dabar galvas ir sakė, vyrams neduos sekso. Sėkmės. Tiesiog sėkmės. Bičiuliai, nuotaikos yra štai tokios dabar JAV. Žiūrėsim, kas vyks toliau. Kažkas man sakė prieš tai, Zizai, tai toks durnelis, tu tiki. Siunčia man ten apie visokiausius masonus video, kažkokias tai knygas apie Mahamudrą, Bambarudrą, kažkokius tai siunčia vidosikus man privažiai. Nesiųskit jūs man tų vidosikų, bičiuliai. Rinkimų neegzistuoja. Jeigu rinkimai būtų legalūs, ta prasme, jeigu kažką galima būtų išsirinkti rinkimų dėka, niekas jų tipo nerenktų. Okay. Jeigu rinkimų neegzistuoja ir jie galėjo išrinkti bet ką norėjo ir Trumpą niekaip neišrinktų žmonės, reiškia, žmonių balsas nieko nelemia, klausimas jums. Kodėl Trumpą bandė 2 kartus nušauti? Kodėl bandė su juo susidoroti teisiškai? Kodėl? Plemba, tai gaunasi taip, kad visgi balsas kažką lemia. Ir aš džiaugiuosi, kad iš tikrųjų balsavimas kažką lemia. Ir žmonių valia bus įvykdyta. Daugiau žmonių JAV sako, mes norime matyti prezidentų Donaldą Trumpą. Taip ir bus. Po 4 metų bus kiti rinkimai. Beje, dabar respublikonai turi ir kongresą, senatą ir House of Representatives, nežinau kaip lietuviškai skamba. Ir Senate, ir House of Representatives jie turi, kongresą turi ir Baltuosius rūmus turi. Reiškia, jie turi 2 atšakas iš 3. Valdymo 3 atšakos, 2 iš 3 atšakų valdžios priklauso dabar respublikonams. 2026 metais bus kongreso rinkimai, galimai viskas pasikeis. Bet šitos 2 metus Trumpas ir respublikonai galės priimti labai daug, ko jie pageidauja. Labai daug, ko jie pageidauja. Nes jiems priklauso dabar ir Senatas, ir House of Representatives, kitaip tariant, kartu sudėjus tai yra kongresas ir Baltieji rūmai. Vėlgi, čia ne Trumpas pasakė, koks bus kongresas. Žmonės savo balsais nulėmė, kam atiteks kongresas ir kam atiteks Baltieji rūmai. Gerai, bičiuliai, šiandien jums parekomenduosiu labai netikėtai 2 knygas.
Ir šitas 2 knygas parekomenduosiu vien dėl to, kad aš kažkokiu tai atsitiktiniu būdu, iš tikrųjų, aš perinstalavau softą savo iPad'e, įėjau į užrašų aplikaciją ir tenais man išmetė patį pirmą postą, kurį dariau 2021 metais, kuris buvo užrašytas užrašų aplikacijų. Ir ten buvo postas apie stoicizmą. Ir žiūriu, kad gale to posto buvo reklama Saviugdos knygino, su kuriuo mes bendradarbiavom dabar jau beveik prieš 4 gerus metus. Aš galvoju, užeisiu aš į tą puslapį, pasižiūrėsiu, kokių naujų knygų lietuvių kalba atsirado tame nuostabiame puslapyje. Ir atsirado 2 knygos, kurių tikrai nesitikėjau tenais pamatyti. Knyga numeris 1, kurią netgi turiu čia fiziškai. Aš ją skaičiau JAV, Amerikoje nusipirkęs ir perskaitęs pirmą kartą gyvenime. Knyga vadinasi Ayn Rand Anthem. Lietuviškai vadinasi Himnas individualybei. Daugelis iš jūsų Lietuvoje nežinot, kas tai yra per autorius Ayn Rand. Nes šitos autorės knygų nėra išverstų į lietuvių kalbą iki šiol, jeigu aš neklystu. Bent jau prieš porą metų nebuvo jos 2 didžiausių, svarbiausių knygų apie laisvę, tikrą individualybės laisvę. Nebuvo išversta į lietuvių kalbą. Tos knygos vadinasi angliškai Atlas Shrugged. Didžiulė knyga, va tokia storija. Neįtikėtina knyga, romanas, neįtikėtinas. Antroji knyga vadinasi Fountainhead. Irgi o tokia maždaug storio knyga, neįtikėtina knyga. Ši knyga yra labai, parašyta beveik prieš 90 metų. Ši knyga yra labai maža. Kaip matot, knyga yra labai mažo formato, bent jau kuri pas mane yra rankose. Ir maždaug tik tai pusė knygos yra vienas pasakojimas. Kita pusė tai yra tas pats pasakojimas, bet originalo kalba su visais pataisimais, kaip būtent rankraštis tos autorės. Taigi knyga yra maždaug, jeigu mes paimsim įprastą formatą, A5 formato lapus, tai maždaug yra 20-30 puslapių knyga. Knyga vadinasi Anthem. Himnas individualybei. Tai yra toji knyga, kuri yra itin reikalinga perskaityti dabar. Galbūt jau dabar per vėlų šiek tiek, nes jau rinkimai JAV įvyko, o aš ją skaičiau kaip tik prieš rinkimus JAV. Ir prieš rinkimus Lietuvoje Seimo ir prezidento. Nors prezidentų tai mažai ką lemia, nes jisai valdžios turi mažiau negu premjeras arba Seimas. Bet ši knyga puikiai pasakoja apie tai, kas yra komunizmas, kas yra socializmas ir kas yra minties laisvė. Perskaičius šią knygą, labai maža knygutė, žinot, čia kaip pasaka, realiai pasaka. Jo galėsite skaityti pats arba pati, galėsite paskaityti savo vaikams. Jeigu vaikams, jums su vaikams kokie yra 6 arba ir daugiau metų, paskaitykite šią istoriją. Patikėkit, jūsų vaikai išvelgs tą knygą vienaip, jūs kaip jau suaugęs žmogus išvelgsite šią knygą visiškai kitaip. Ypatingai jeigu jūs nesat tas nukvakęs socialistas, viskas visiems nemokamai, mokslai nemokami, medicina nemokama, kuo daugiau mokesčių, padidinam dividendus iki 35%, nusispjaut verslininkai sumokės. Ne, verslininkai nemokės tokių dividendų, verslininkai išsikel savo verslus į kitas šalis. Lafero kreivė yra tokia. Aš nežinau, jūs mokėtės iš viso ekonomikos ar ne, kas sėdi valdžioj. Lafero kreivė mums sako, kad yra tam tikras taškas, kur žmonės nemokės daugiau mokesčių. Ir jūs nesurinksite daugiau mokesčių, padidinus mokesčių procentą. Arba bus juodieji pinigai, arba bus tiesiog veikla iškelta į kitas šalis. Suprantat? Tai kad jeigu jūs norite padidinti dividendus ir mokesčius dvigubai kaip minimum, patikėkit, daugiau mokesčių jūs nesurinksit. Jūs paskatinsite vėl šešėlinę ekonomiką. Jeigu jums patinka komunistas ir socializmas ir viskas dėl žmonių, visi lygus, bolševikai, ne? Raudonoji armija, Leninas, Stalinas, Mao, visi šitie vyrukai, Che Guevara, Maikė užsidedu, Che Guevara, jo, pasiskaitykite apie Che Guevara, pasiskaitykite, kokią jis revoliuciją padarė ir kaip gyvena dabar Kuba nuostabiai. Pasiskaitykite apie tai, kas įvyko Kambodžijoje, pasiskaitykite apie Pol Pot. Aš turėjau žmogų podcast'e, kuris gimė Kambodžijoje ir pragyveno tenais, jeigu aš neklystu, 7 metus. Sako, aš pamenu, kai vyko revoliucija Kambodžijoje ir kai prie mūsų akių imdavo mažus vaikus, nes jie buvo iš išsilavinusios šeimos. Pavyzdžiui, šeimoje buvo tėvas arba mama gydytojas, mokslininkas. Jie imdavo, juos sušaudydavo, nes jie buvo protingi. Tas vyko ir Tarybų sąjungoje. O vaikus jis matė savo akimis. Pasižiūrėkit mano podcastą anglų kalba. Apollo the Original kanalas vadinasi. Jisai matė, kaip imdavo vaikus ir jų akivaizdoj sutraiškydavo mažus vaikus, va tokio dydžio vaikus, amžiaus pusės metų, sutraiškydavo jų kaukolės. Kodėl?
Nes tai yra komunistai. Komunistai prie valdžios niekada taikiai nėra atėję. Nėra nei vienos komunistinės šalies, kurios vadovai atėjo į šalį balsavimų dėka. Kaip ir sakau, jūs galite prabalsuoti už komunistus, bet išbalsuoti atgal juos, pakeisti valdžios jūs niekada negalėsite. Bet netgi ir tai yra netiesa, nes bolševikai su Leninu atėjo į valdžią kaip Rusijoje prieš 100 metų daugiau, sušaudžius visą caro šeimą ir jį kartu, sušaudžius revoliuciją 17 metais, revoliucijos dėka, kas įvyko? Civilinis karas. Kaip atėjo Mao prie valdžios? Taip pat civilinis karas. Kiek buvo žmonių nužudyta Kinijoje per tuos metus? 50 metais, ne? Kai Mao atėjo prie valdžios. Kiniečiai žudė kiniečius. Buvo Mao parašyta, jis sakė genijus. Viską, ką parašo vadovas, reikia girti. Kaip ir Leninas, genijus. Reikia jo portretą visur laikyti ant sienos pasikabinus. Nesgi čia didysis vadovas. Tai, kad jisai komunistas, tai, kad jisai žudė savuosius ir padarė revoliuciją, nužudė carą ir taip toliau. Ir perversmą padarė. Nieko visus. Leninas, po to Stalinas. Visur reikėjo kišti jo portretus. Taip pat ir Mao. Jisai parašė tokią raudonąją knygutę. Ją vadino The Red Book, raudonoji knygutė. Nedidelė, maždaug tokio dydžio, bet žymiai buvo plonesnė. Raudonoji knygutė. Ten buvo pasakojama, koks yra Mao nuostabus žmogus ir kokią nuostabią socialistinę valstybę dabar jisai pastatys. Tai tom knygutėm nesutinkančiuosius žudė patys kinai. Knygom tiesiog traiškė, suprantat? Užmuždavo knygelėm, nes knygelės visada buvo štai čia. Ir buvo duotas nutarimas eiti, ieškoti, kas nesutarė su komunizmu ir su Mao, ir su jais susidoroti. Kambodžoje niekas neatėjo prie valdžios rinkimų dėka. Kuboje niekas neatėjo prie valdžios rinkimų dėka. Niekas. Niekas neateina prie valdžios iš komunistinės pusės per rinkimus. Visada yra didžiulė jėga, perversas, revoliucija, civilinis karas. Mao maždaug 50 milijonų savo kiniečių nužudė. Stalinas nužudė maždaug 20 milijonų savo tautiečių. Kambodžoje Pol Pot nužudė irgi 100 tūkstančių savo žmonių. Jeigu jūs vis dar kvaištat, Karl Marx yra didžiulis genijus, Engelsas, ane? Visi lygus. Čia tie milijardieriai sėdi, ten mokesčių nemoka, jie ten sėdi ant aukso unitazo ir taip toliau. Reikia juos apmokestinti. Visi turi būti lygus, visus reikia sulyginti. Pasižiūrėkite istoriją. Kiekvieną kartą, kai tai bandė padaryti, visada buvo perversmas, civilinis karas, žūtis, mirtis, kraujas. Ir tos visos šalės yra šikna. Nesikeiksiu. Tarybų sąjunga. Jie turi, rusai iki šiol turi telefoną, mikroprocesorių, kompiuterį, kažkokią tai programinę įrangą, gal automobilius, jie turi tankus, tankus turi. Tokius tankus turi, kad per 3 metus negali užkariauti Ukrainos. Nors sakė, kad per 2 savaitės nueis iki Kyjivo. Jie turi branduolinį ginklą. Aš nutikiu, kad jie gal ir turi tą branduolinį ginklą, bet kaip ir viskas Rusijoje neveikia. Jie paspaus tą sušiktą mygtuką, nedaug dievė aišku, bet jie paspaudos tą sušiktą mygtuką, jisai tiesiog neveiks. Jie nieko neturi. Ką kinai? Pas kinus dabar tokia tenais ekonomika, Ką padarė kinai? Komentaruose klausiu jūsų. Ką padarė kinai? Išradimas, koks kinų per pastaruosius 60 metų, kada tenais įvyko perversmas ir komunistai atėjo prie valdžios. Automobilių rinka turi didžiulę. Taip, turi dabar tos automobilius. Palaukit, o jie išrado automobilius? Ai ne, viską nuknystų, viską pavogė, visas technologijas. Okay. Jie telefonus turi. Xiaomi, Huawei, Vivo, Opus. Palaukit. O turi irgi viską nuknyso. Dizainą, programinė įranga, Jie turi gal savo sistemą, tipo kaip Androidas arba iOS. Turi. Bet viską irgi nuknyso. Okay. Ką jie padarė? Ką padarė Kuba? Kas Kubai dabar yra? Kažkas gero? Venezuela. Šalis, kuri turi didžiausią rezervą naftos. Turėtų užpakalį savo turinti pinigais, doleriais. Netrino. Kodėl? Dėl to, kad ten komunistinė valstija. Okay. Rinkimai ten yra? Taip, yra ten rinkimai. Be abejo. Komunizmas ir socializmas visada veda prie vieno, prie pražūties, prie kraujo.
ir prie atsilikimo nuo viso pasaulio. Taip, visas pasaulis atskiras, kitas vakarų pasaulis nėra idealus, patikėkit. Patikėkit. Nei Prancūzija, nei Vokietija, nei Anglija, nei Amerika nėra idealios šalis. Bet patikėkit, tai yra geresnės šalis negu Kinija, Kambodža, Rusija, Venezuela, Kuba ir vardinkit toliau. Taip kad visi, kas mėgsta individualybę, visi, kas mėgsta laisvę, minčių laisvę, paskaitykite šią knygą. Užeikite į saviugdos-knygynas.lt ir įsigykite šią knygą. Beje, įveskite nuolaidos kodą ZIZAS, gausite nuolaidą. Ir antroji knyga, kurią noriu parekomenduoti, fiziškai jos su savimi neturiu, aš ją skaitęs 2021 metais, kai dar buvau Lietuvoje. Jinai vadinasi angliškai No More Mr. Nice Guy. Robert Glover parašė knygą lietuviškai vadinasi, kuri Nustok būti mielų vyrukų. Ši knyga yra kritiškai reikalinga kiekvienam vyrui. Nesvarbu, kiek jums metų. Jums tam 15 metų ar jums 65 metų. Jūs storas arba lieknas, stiprus arba silpnas, turtingas arba vargšas, protingas arba kvailys. Nesvarbu. Jūs, jeigu esate vyras, jūs jau, aš labai tikiuosi, kad dabar tokiam jau progresyviam pasaulyje, tai jūs visgi žinot, kad jūs esat vyras. Jūs galite pasakyti, kas yra moteris, kas vyras. Jeigu ne, tai išjunkit šitą video, žinokit. Mažai ką turim bendro su jumis. Jeigu jūs negalite pasakyti, ar jūs vyras esat ar ne, arba jūs dvejojat, bičiuliai, mano turinys, aš labai atsiprašau, bet mano turinys yra skirtas tikrai tada ne jums. Nustok būti mielų vyrukų. Šią knygą beskaitant, jūs atrasite save, jūs atrasite, kur jūs darot lygiai taip pat, kaip yra pasakoma šitoje knygoje, ir jūs pasakysite, po galais, visuomenė man knisto protą visus tuos metus, kad aš turiu būti mielas vyrukas, bet iš tikrųjų tai priveda iki to ir ano. Ir jeigu aš nustosiu būti mielas vyrukas, beje, nieko gero nėra tame posakė, būk mielas vyrukas. Autorius pasakojo, kodėl. Ir šita knyga tikrai nėra seksistinė. Mergaitės, nebijokit. Aš nerekomenduoju knygų, kur jūsų vyrai arba jūsų bernai taps fašistais, naciais, hitleriais, moterų nekentėjais. Aš nerekomenduoju tokių knygų, bet aš jų neskaitau visų pirma. Visų antra, aš to niekam nerekomenduoju ir neskatinu. Šita knyga padės jums, vyrai, tapti geresniais vyrais. Patikėkit, jūs, kada skaitysite tą knygą, jūs verksit. Kai kuriais momentais, kai jūs realiai save atrasit tos knygos puslapiuose, jūs realiai verksit. Jums bus nemalonu, bet jūs atlaisvėsit. Nuostabi, neįtikėtina knyga. Irgi įsidėkite į krepšelį šią knygą, Ayn Rand, Himnas individualybei ir Robert Glover, Nustok būti mielų vyrukų. Įsidėkite šitas knygas į krepšelį, įveskite nuolaidos kodą ZIZAS, gausite nuolaidą. Iki šių metų dar perskaitysite abi šitas knygas ir patikėkit, aš esu įsitikinęs, kad jūs man padėkosit. Kodėl rekomenduoju būtent šias knygas? Nes šiame puslapyje yra daug knygų. Ten visokiausių reikia ir mokymų yra visokiausių ten jogų dar kažko. Heresija. Šito niekada nerekomenduosiu. Yra knygos, kurias galiu rekomenduoti, yra knygos, kurių negaliu rekomenduoti. Taip kad išrinkau tikrai tas knygas, kurias labai norėčiau, kad jūs perskaitytumėt. Tai padės jums tapti geresniais žmonėmis. Bičiuliai, buvo malonu su jumis pabendrauti. Emocionalus labai, kiek čia minučių mes turim? 42 minutės. Labai emocionalus video, labai tikiuosi, kad jums patiko. Pastatykit, uždėkit laiką, pasidalinkit šito video su draugais, nusiųskit kokiam leftistui šitą video, kuris buvo už kamlą ir galvoja, kad gal ir Lietuvoje kas boikotuos vyrus ir sekso neduos. Nes pamenu, BLM tai vyko net ir Lietuvoje. Amerikoje nužudė juodaodį. 10 000 kilometrų už Atlanto, Lietuvoje buvo irgi fuck the police. Bičiuliai, mąstykit savo galvą, prašau. Skaitykite tinkamas knygas, mąstykit savo galvą ir neklausykit žiniasklaidos. Žiniasklaida yra parsidavusi. Girdit mane iš žiniasklaidos, jūs esat parsidavėliai. Jūs parsidavėliai esat. Visi, kas jums moka, jūs tą ir sakot, tą ir rašot. Tiesos jūsų straipsniuose nėra. Jūsų telekanaluose, žiniuose tiesos nėra. Jūs meluojat. Ir jūs atsakysite už savo melą. Ateis laikas, kai jums teks atsakyti už jūsų skleidžiamą melą ir neteisybę ir kurstymą. Jūs kurstot žmonės vienus prieš kitus. Jūs skatinat žmonių neapykantą, tos pačios tautybės žmonių neapykantą vieni kitiems. Jūs esate melagiai, bičiuliai.
Neklausykite, neskaitykite žinių, netikėkite, kas ten yra rašoma. Ten yra tiesiog reklama. Reklama. Bičiuliai, malonu buvo su jumis pabendrauti, su jumis buvo Vadimas Zizas. Te laimina jūs Dievas, Jėzus Kristus. Iki sekančio karto, iki.